panaikinsiu dar vieną mitą apie stabdymą posūkyje. Daug kas sako, kad posūkyje stabdyti negalima, nes motociklas atsistos, važiuos tiesiai, važiuosit nuo kelio ir taip toliau. Tai yra iš dalies teisinga, iš dalies ne. Yra tokia technika vadinama trail braking, ją naudoja tiek sporte, tiek mėgėjiškai. Tai dabar pamėginsiu pademonstruoti, apie ką kalbama, kai sakoma, kodėl negalima stabdyti, kodėl motociklas stojasi. Tai stojasi tada, kada nemokam posūkyje stabdyti ir griebiam stabdį, išsigandę. Nuo to stabdžio svorio centras stipriai spaudžia priekinį ratą ir jį priverčia tada stotis ir važiuoti tiesiai. Tai tame tiesos yra, bet mokant stabdyti posūkyje, galima naudoti stabdį, viskas to gerai. Tai dabar pademonstruosiu, kaip tas maždaug atrodytų, jeigu atvažiuoju į posūkį ir per stipriai nemokėdamas spaudžiu stabdį, išsigandęs posūkio kampo, kad aš į jį atvažiavau per greit. Sukiam į posūkį, spaudžiam stabdį, motociklas va iškart stojasi tiesiai. Sukam į posūkį, stabdys iškart tiesiai važiuoja. Tai tame tikrai yra tiesos, bet trail braking yra technika. Sporte šita technika naudojama dėl vėlyvo stabdymo posūkyje, kad būtų didesnis įvažiavimo greitis ir dažniausiai stabdoma iki pat posūkio apekso arba paprastai sakant posūkio vidurio. Važiuojant gatvėje dažniausiai šitą techniką taikome, kai pervertiname posūkį, ar reikia netikėtai stabdyti motociklą posūkyje. Visas principas, kaip jau ir minėjau, stabdyti palaipsniui stiprinant stabdymo jėgą. Stabdymas palaipsniui neduoda staigios svorio apkrovos priekiniu ratui, jį priverstinai stumdomas pirmin. Todėl mes neprarandam sukimo kampo ir kontrolės posūkyje. Maždaug atrodytų taip, jeigu mes važiuojam, tai statesnis posūkis. Sukame posūkį ir palaipsniui stabdom. Va, galiu aš sukdamas net sustoti, į kurią pusę noriu. Motociklas tikrai nesistoja, nereikia per daug apkrovos į priekinį ratą duoti. Stabdant sukam. Sukam, stabdom ir va, viskas tvarkoj, motociklas nesistoja. Tik mes stabdį per staigiai užgrėbiam, iškart motociklas stojasi. Tai labai daug naujokų nuveda nuo kelio, kai atvažiuoja per dideliu greičiu į posūkio pradžią. Prasideda posūkis, iš galbūt nesitikėjo tokio posūkio kampo ir tada panika, atleidžiam gazą, grėbiam stabdį ir važiuojam tiesiai. O jei dar sukamės į dešinę pusę, išvažiuojame prieš priešą juostą, jeigu ten mašina dar atvažiuoja, tai išvis mums siurprizas. Tai atvažiavus į posūkį statesnį tikrai nereikia bijoti stabdyti, tiesiog reikia palaipsniui 10, 20, 30, 40 švelniai sustabdžių ir tikrai galima sustoti ir nebijoti stabdyti. Dar sykį važiuojam didesniu greičiu į posūkį, išsigastam posūkio kampo, sustabdžiu. Jokių problemų. Bet jei atvažiuojame posūkį, išsigastom posūkio ir griebiam stabdį, viskas, motociklas stojasi. Griebiam stabdį, motociklas stojasi. Griebiam stabdį, stoja. Svarbiausia, negrūst svorio centro į priekinį ratą smarkiai. Ir motociklas kuo puikiausiai klauso. Counterstyrinam, stabdydami ir motociklas klauso kuo gražiausiai. Dar kartą. Atvažiuoju, stabdydama, suku ir niekur nenulėkiu nuo kelio. Staikesnis posūkis ir stabdant, sukam, viskas gerai, jokių bėdų. Tik irsiu, iškart tiesiai važiuoju. Tai įsivaizduokit didesniu greičiu, kai tu per vėlai, sakykim, supranti, kad kažkas ne taip ir griebi stabdį, viskas, tu jau eisi tiesiai. Ar į krūmus, ar nuo kelio, ar į priešpriešą į mašiną. Tai labai svarbu pasitreniruoti šitą techniką, stabdant posūkyje, nereikia tikrai bijoti ir tik praktika duoda kažkokius tai rezultatus. Be praktikos nieko nebus. Važiuojam, pastatus posūkis, o išsigandom posūkį, ką daryti, stabdom ir viskas gerai. Važiuojam vėl į staigų posūkį, oi per staigų stabdom, viskas tvarkoj. Jeigu aš suku, kertu stabdį, viskas einu tiesiai, va. Šiandienai toks mitas, tikiuosi kažkam padėjau, jei patiko, subscribinam, dalinsiuos daug daugiau visokių technikų. Jei turit klausimų, rašykit komentaruose, kas būtų aktualu, apie ką norit sužinoti, padarysiu video. Iki.